ateityje kas domėsis, galės tikrai gauti šitą specialybę, kam patinka gyvūnai. Ir, sakykime, kaip sakiau, užsienio gyvūnų elgesio koledžai. Amerikoje, Anglijoje, kur ten netgi yra ir darbai, įvairūs atliekami moksliniais tyrimais parengtos dresūros, nes šiaip pasiskaičius knygelių apie šeimininkę Asta. Tai yra kovinių veislių šuo, agresyvių veislių, kovinių, bet kaip matot, agresijos pas ją nėra. Dėl ko nėra? Todėl, kad svarbiausia yra šunį socializuoti. Labai svarbus dalykas. Kas ta socializacija? Tai pripratint šunį prie kuo jaunesnį. Tarp 2-5 mėnesių vyksta socializacija prie svetimų šunų, prie svetimų kvapų, žmonių, įvairių situacijų, garsų, tam, kad per dėmesio koncentravimą šeimininkas atsistoja prieš šunį ir, kaip matot, pirmiausia, šuo koncentruojasi į šeimininkų akis. Kai jisai žiūri akis, jam nieks daugiau neįdomu, tada šuo dirba. Jeigu žiūri kažkur, jisai nedirba, jisai blaškos, jis nesusikaupęs. Tai yra susikaupimo pratimas. Tai yra dresūrai A raidė, taip sakau. Ir kaip matot, kai šuo teisingai pasielgia, kai šunys paliekami sėdimoje padėti, turi laukti savo šeimininkų. Duoto komandą sėdėti ir jie laukia savo šeimininkų kiekvienas. Kaip sakiau, ar dideli ar maži, visi šunys turi būti treniruoti tam, kad jie būtų kontroliuojami. Lygiai tas pats į kitą pusę. Ir visi turi sulaukti savo šeimininko. Tai yra stresinė situacija, šunim nėra lengva dirbti. Jie įpratę ramesnėje aplinkoje. Tam, kad šuo įprastų stresinėje situacijoje dirbti palaipsniui, visada reikia šunį pratinti, privesti prie vis didesnių iššūkių reikalaujančių pratimų ir situacijų, kur garsai, triukšmai. Bet pradėti treniruoti reikia visada ramioj aplinkoje. Toliau pamatysite, kaip šie šunys juda šalia ir keičia tempus. Juda, daro sustojimus. Duoda komandą atsisėst. Tai yra irgi kontrolės komanda, šuo sustoja. Vėl juda greta. Vėl sako sustot šunim, sės. Šunis iš karto turi negalvodami tą padaryti pratimą. Vėl juda. Vėl duoda komandą sustot, pasisodina. Ir apendro pasilik šeimininkai ir jie turi sulaukti savo šeimininkų. Taip nepaminėjau, kaip matot, vidury yra kaulai, kurie labai jos masina. Ir bet kokiem trukdžiam esant, šunys paprastai pamatę kaulus pribėgs ir džiaugsis. Jie įpratę laukti šeimininkų, kol jiem leis tą kaulą paimti arba grįž prie jų ir leis kartu su juo nueiti. Bet jie turi nereaguoti į jokius kaulus, į jokius kvapus, statį dirbti užtrunka tikrai daug laiko ir tai yra pilnai kontroliuojami šunys, nekrintis agresijos. Ir dabar pamatysite, duoda komanda greta, eina paprastų tempų. Jeigu reikia paskubėti, duoda komanda greta ir bėga ristelė. Šuo turi šalia bėgti. Vėl perėmė pavaras. Vėl šuniukus pasodina. Nori rautis, bėgti pas šeimininką. Tai sėdėti ir gulėti yra kontroliai geresnės padėtis. Šita yra tokia sunkesnė, nes jie visada nori eiti. Bet kaip matot, jie visi išlaukia, esant ir kaulam. Vėl juda. Tiek į vieną, tiek į kitą pusę. Visi šie šunys pakankamai yra dar jauni, skyrus vieną. Matot, viską tą patį daro. Paprastos, elementarios, reikalingos komandos. Čia aukštosios matematikos jos nėra, bet jos reikalingos tam, kad kontroliuot šunį. Ir ką tos komandos duoda, kada su šuniu dirbama, dėl ko reikia šunį dresiruoti? Dėl to, kad šuo gauna protinį krūvį. Kaip sakiau, šuniui reikalingas protinis ir fizinis krūvis. Jeigu jis jo negauna, tada jis pradeda gaudyti savo uodegą, namie griaužtanai baldus, šokinėti ant galvos šeimininkam, lot, cip. Dėl to reikia vešti šunis į mokyklą, o jeigu negali sau leisti, bent užsiimti, pasiklausti, kaip užsiiminėti pas specialistus, galbūt konsultacijas pasiimti pas trenerius, kad žinot, kaip elgtis. Dabar pamatysite, kaip šie šunys daro komandą ženklais. Parodoma komanda atsigult, šunys reaguoja ir iš karto keičia padėtį. Duodama komanda atsisės.
Duodama komanda atsistot. Kaip matot, visi tie, kur girdit, reiškia, klikai, yra žymekliai. Kai šuo teisingai pasielgia, kaip sakiau, spaudžia tą kliką, kad tai yra teisingas elgesys ir pažadas, kad jis gaus atlyginimą. Čia panašiai kaip su Pavlovo dėsniu tą remiantis teoriją, kad kaip šuo pamato užsidegančią lemputę, pradeda bėgti seilės. Ir pagundos labai stiprios. Tai yra kritinės situacijos, tikrai nelengvos, nes kad Paulai labai skaniai kvepia. Ir dabar šunys kviečiasi pas save. Duoda komandą ateiti. Toliau duoda komandą apeiti aplink šeimininkus ir atsisėsti prie kairės kojos. Ir dabar siunčia ant kilimėlių. Turi surasti savo kilimėlius. Ne visai tiksliai daro, bet pakartojame komandą. Jie turi surasti, ir atsigulti. Kaprizas. Senas vagis kalno. Jis labai gudrus šuo, labai jaučia patirtis, labai moka iškaulinti kasnio, labai žino, ką padaryti, kad gaut kasnį. Labai gudrus šuo. Paskui, kam bus įdomu, galėsit nueiti, nusifotografuoti, gal net pasibandyti keletą komandų su jais pavedžioti. Duosim, jie visi yra taikus, pripratę, netgi ir vaikai gali prieiti, tikrai tai nėra, kad ir Asta turi amerikiečių buldogai, jinai nėra agresyvi, dėl to, kad jinai teisingai auklėta ir treniruota buvo. Problemos kyla tada, kai šuo yra netreniruojamas ir neauklėjamas ir neduodama fizinė veikla.